Ant čia oranžinės spalvos net akis raipsta. Sveiki, Mindaugai. Vytarai. Wow, čia. Pirmas klausimas, kaip teisingai tarėsi pavadinimas? Štil. Vokiečių įkūrėjo pavardė čia yra. Aš esu štilininkas. Labai malonu. Daug metų turiu kai kurios įrenginius ir iš tiesų jūsų įranga ir jinai yra puikia. Bet man jos mažai, man daugiau reikia. Prasidėjo akumuliatorinių era, visi pamišę. Visi klientai nori kuo tyliau, kuo ekologiškiau. Bet kas gali įstatyti akumuliatorių, ne? Štai, pupt ir viskas. Jeigu norite dirbti nepertraukiamai, rekomenduojam visą laiką klientui turėti du akumuliatorius. Vienu dirbat, kitas kraunas. Aš įsirinkau šį akumuliatorinį pjūklą Stihl MCA 220C. Jisai lengvas iškart jaučiu, netgi turbūt įdėjus baterijos taip pat nėra labai sunkus. Kokie jo privalumai? Privalumai tylus, lengvas, paprasta naudotis. Įdėdat akumuliatorių ir užtenka paspausti. Galima dirbti. Vis tiek labai svarbu, kokios apsaugos priemonės reikalingos. Dirbant su pjūklu, pačios pagrindinės yra apsauginės kelnės neperpjaunamos, nes pjūklas yra labai pavojingas įrenginys. Šitos kelnės yra apsaugotos nuo įpjovimo. Nebijokit dirbti su pjūklu, jeigu esate pasiruošę, pasirengę, aš tikrai 10 metų pats viską pjaustau. Laikausi saugumo reikalavimų ir, kaip matot, pas mane rankos, kojos sveikos, galva taip pat plaukų neliko, bet čia ne dėl pjūklo. O kuo šitas pjūklas skiriasi, tarkim, nuo šito? Šias didesnis. Taip, šitas pjūklas yra didesnis, yra Stihl kompanijos naujiena. Tai yra profesionalus pilnai pjūklas, jojo galingumas yra 3 kW. Na gerai, dydis turi reikšmę, o čia toks man šitas mane sužavėjo pirmą kartą, kai aš jį pamačiau. Kas čia yra per daiktas toksai? Jisai skirtas šakom, grandinė pritaikyta medžio pjovimui. Naudoja moterys dažniausiai perkasi, nes ne visą laiką priprašo vyrų, o su tokiais dideliais sunku dirbti. Bet aš žmonai neduosiu, aš paslėpsiu. Įdomu tai, kad tas akumuliatorius pritaikomas daugeliui įrenginių, prietaisų. Stihlius gamina apie 80 įrenginių ir didžiausią gamą sudaro AP sistema, apie 40 įrenginių. Ir man labai aktualus daiktas yra pūstuvas, nes rudenį pas mane prikrenta lapų, spyglių, nes mano vienkiemis yra miške ir šluoti yra toksai labai darbas neįdomus. Tai šitas, pavyzdžiui, čia monstras kažkoks. Dabar jo, labai galingas, iki 1000 kubų per valandą gali pūsti. O mano kuris čia būtų? Aš rekomenduoju jums paprastesnį, naudojamas labai paprastas. 2 mygtukai ir į priekį. Galit mane pašukuoti? Ergonomiškas, lengvas, bet pakankamai galingas. Tikrai patogus. Terasą ir takus galima nupūsti, bet ne visada ir nusipučia, tarkim, kai jau prilipia kokie tai lapai ar ką nors. Tai tada jau man praverstų šitas daiktas. Aukštas slėgio plovikas. Aš su šito galėsiu net puodus plauti, kai jie prisvyla ypač arba kai kažkas priskrenta. Yra 2 antgaliai, paprastas ir rotacinis, patogus pistoletas. Čia kaip liepsnos vaidis. O čia beveik mano ūgio prietaisas, tik nemažas. Šakų smulkintuvas ir visokių atliekų smulkintuvas. Pats galingiausias mūsų gamoje. Minksta frakcija pilasi čia, viskas smulkinasi. Jeigu reikia šakas, atsidaro tokį piltuvą ir galima čia kišti šakas. Kokios storio šaka čia gali lysti? Šitas monstras smulkina iki 7,5 cm šakas. Wow, tai čia kaip... Jo, kaip rimta ranka, didesnės jau turbūt skaitosi malkos, tai jas reikėtų šašlykam naudoti. Taip. O šis daiktas panašus į vėjapjovę, bet tai nėra vėjapjovė. Benzininis skarifikatorius. Šitą paspaudi, užkuri, kai nori užgesinti, atleidi. Skarifikatorius, nuo žodžio scare, gazdinti. Ačiū Mindaugai už tokius įdomius pasakojimus, aš čia galėčiau klausyti ir klausyti, čia kaip pasakos iš Rusijos vyrams tokios yra apie visokią techniką ir dabar ją norisi kuo greičiau išbandyti, nes tai mums vis tiek mes kaip berniukai niekad neužaugom, norisi greičiau tų žaisliukų visokių, o čia yra tokie rimti žaislai. Na taip. Važiuoju bandyti.